kai šiandien įsiruošite į gamtą, nesakykite, kad ten nieko nėra, negyva. Eikite ir klausykitės. Tikrai surasit dirbantį didį margąjį genį. Jis turi savo kalvę. Tai plyšys medyje, kur atnešęs įspraudžia kankorėžį. Tai lyg jo darbo vieta, kurioje jis lukštena kankorėžius ir pakankamai prisirenka maisto, nes pušų ir eglių sėklytės yra labai maistingos. Taigi išgirsite, sustokit ir stebėkit.